Sveiki, sveiki. Vėl su jumis draugiška šeima, Družna Семья ir aš, Anta. Aš šiandien jums papasakosiu, kaip mes testuojame vėl toliau. Reiškia, aš gavau 15 000. Vienu žodžiu, mano tema šiandien visai ne ta. Aš norėčiau parodyti, kaip aš padariau klaidų. Ir vienu žodžiu, kaip jas ištaisėm ir kaip taisau, čia leidžia ištaisyti, labai faina. Ir dabar papasakosiu viską iš eilės. Taip, kompanija testavimo metu duoda visiems norintiem, kurie nori įsijungti į testavimą, duoda po 15 000 bonų, vienas bonas lygus $1. Ir štai, čia prieš kelias dienas mes startavome. Ir pinigų krūvos. Čia va viršų yra visa statistika. Gauta už referalinius 1730, pagal marketingą 15 615, jau išvesta 11 210 į Perfektą. Toliau už referalinius buvau vedus, bet pridariau klaidų, man vis grąžino atgal. Kai darai klaidas, reiškia padariau, parodysiu paskui, taip. Pagal marketingą išvedė 11 210. Ten patvirtino, viskas tvarkoj. Ką mes čia darom? Kai gaunam pinigus, mes pasiskirstom juos. O štai šitai. Aš pasiskirščiau visą 15 sumą. Štai. Už 5, čia yra 3 programos šitoj kompanijoj. Aš visas 3 programas sudėjau. Vienoj programai įėjimas už 50, aš paėmiau 100 vietų. Kitoj programai yra už 200 įėjimas, aš paėmiau 25 vietas. Ir trečia programa už 1000, aš paėmiau 5. Ir štai ką mes matome. Pirmoj programai yra 2 ciklai. Va štai pirma programa už 50 yra 2 ciklai. Ir čia jau pas mane pirmoj programoj, pirmam cikle užsidarė pirmasis lygis, atrodo, kad visur. Va štai pasižiūrim. Ne, dar ne visur. Pusė kažko tai užsidarė, ne? Pirmas lygis užsidarė beveik pusė vietų, daugiau kaip pusė. O antras lygis užsidarė 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vietos. Uždarė antrą lygį. Ką tai reiškia? Kad pirmam lygiai man grįžta, čia kompanijoje, kai užsidaro pirmas lygis, grįžta iš karto pinigai, kurie už 50, čia po 50 įėjimas, grįžo iš karto visur po $50 atgal. O antram lygiai mes gaunam kitą sumą, po $10. Taip, jau procentai eina. Nes mūsų pinigai čia yra investuojami. Jau mes gaunam procentus. Su pirma išmoka mes iš karto atgaunam savo įdėtus pinigus. Toliau antroji programai už 200 pas mane, visos vietos, aš buvau nupirkus 25 ir užsidarė, štai pirmas lygis visas, reiškia, man grįžo visur po $200. Toliau antras lygis užsidarė tik tai 8 vietose, taip? Ir trečioj programoje aš paėmiau 5 vietas po 1000, irgi matom, pirmas lygis visas užsidarė. O, reiškia, grįžo 5000 atgal, po 5000, nes aš ten po 1000. Ir antram lygiu 4 vietos susidarė, ten irgi nemaža suma ateina jau procentų. Tai už tai mes čia matom tokius geras sumas.
Ir ką toliau reikia daryti? Einam dabar mes į kasą pasižiūrėti, į tą skyrių. Ir štai pinigų, va šitoje vietoje, kur matome parašyta доступно только для вывода. Reiškia išvedimui, tik išvedimui, o išvedimui pas mane jau daug. Referalinių 1730, va matome. Pagal marketingą 4405, daug. Ką aš turiu daryti? Čia yra sąlyga kompanijai, kad mes turime tuos pinigus būtinai įsivesti. Nu kas neįsivesti? Mes visi įvesim, čia net šnekos nėra. Bet čia yra sąlyga, kažką reikia padaryti, kad įsivestum. Ką reikia padaryti? Nu, malonų dalyką. Ir nereikia galvoti, kad tai daug darbo. Mes turime užpildyti va šitą va prašymą išvedimui. O kad užpildyti prašymą išvedimui, yra taisyklėse parašyta. Turime padaryti video tokį, va, kokį jūs žiūrit, apie savo kabinetą. Parodyti visą tai. Kaip čia mes gaunam, kaip čia viskas juda. Ir pasidalinti šituo video pasidalinti 3 socialiniuose tinkluose, svarbu kokiuose. Taip pat mūsų šitame tinklapyje kompanijos skyrelį yra aktyvumas. Yra taip pat skirelis aktyvumas. Štai galit pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Vat štai mes čia aktyviai taip pat dalyvaujam. Čia mūsų tas visi, kurie mes čia esam, ir daug naujų draugų ir visokių, kurie ateina tiesiog pasidairyti, pasižiūrėti čia pas mus. Taip. O visi video dingo. Toliau yra čiatas mūsų bendras tinklapių. Taip pat mes čia dalinamės mūsų daug, mes čia bendraujam, jeigu ką reikia, klausimai kažkam kyla, padedam viens kitam. Vat. Nes čia yra biški tokio darbo, kur gali žmonės nesupras, ką reikia padaryti, kaip įdėti kažkokį screenshotą ar ką. Vat štai, mūsų čiatas, taip. Ir taip pat yra pas mus saitvaronkė, kurią duoda kiekvienam partneriui nemokamai. Vat štai, saitvaronkė, mini blogas, mūsų tinklapiukas, kurį lankosi žmonės, mato, girdi. Žiūri, kas čia dedasi pas mus, dar tik stebi. Ir taip mes pasidalinam visose tose, kur parodžiau vietose savo video, padarom skrynus ir va šitą knopkę paspaudus atsidaro forma. Dabar aš ką norėjau parodyti. Kai mes matom va šitus pinigus, va čia va išvedimai, pas mus stovi taimeriai, kur atgal laikas skaičiuoja, duotas laikas išvedimui. Vat štai, pasižiūrėsim referalinę, ne? Nu, pas mane čia dabar nebus, negaliu parodyti, bet laikas yra todėl, kad man buvo klaidos padarytos. Tai tą laiką, va štai, taimerių kiek daug va stovi, 2 dienos lygiai. Kiekviena vieta, kuri atnešė pinigus, yra skirtingas laikas. Va, 1 diena, ar ne? Čia va 12 valandų tik liko va $5. Tai, bet mes po vieną kažkaip, nu, dar nėra taip, kad vestume pas mus. Mes žiūrime va į šitą vot pagrindinį. Vot, va šitą viršutinį, kuris suma būna bendra referalinių. Vai, čia taip nesimato. Bet man dabar čia nestovi taimeris tų visų sumų todėl, kad man va grįžo visi šitie pinigai referaliniai atgal. Aš buvau padariusi klaidą. Kokią aš klaidą padariau, toj parodysiu.
tuoj atsivers. Štai, pasižiūrim, kokią aš klaidą įvėliau. Taip. Vot, mano klaida. Aš kai vedžiau šitus pinigus referalinius, aš rodžiau vieną, kad vedu referalinius, o vedžiau pagal marketingą. Parodysiu, kaip ten matosi. O paskui man ją atmetė, šitą mano prašymą. Reiškia, aš turiu pataisyti. Man duotas laikas, kad pasitaisyti. Nu, aš pataisiau, aišku. Ir vėl man atmetė. Antrą kartą, pasižiūrėkit, čia parašyta. Na, kaip šokinėja čia. Taip, pirmą kartą atmetė, kad buvo neteisingai. Taip. Antrą kartą atmetė, kad video visai ne tema ta. Aš video pasirodo YouTube, sėdėjau visai ne pagal temą čia. Nu, ir vėl tokia kvaila klaidą padariau, bet jau antrą kartą, kai atmeta, irgi duoda pasitaisyti labai gerai, bet jau mano sumos visos tos atminusuos 2%. Taip, reikia atidėm būti labai. Tai dabar aš parodysiu, kaip aš taisysiu va šitą klaidą. Ne? Taip. Nu ir taisome. Reiškia, aš turiu būtinai paspausti knopkytę, patvirtinti, nu, prašymą, užpildyti formą prašymui, taip? Nu, tą aš ir padarysiu. Ir štai, va tą kartą, čia va matot yra stovi, pagal marketingą. O aš dabar noriu irgi referalinius ištaisyti, nes man ten ir. Ir štai, čia yra, pasirinkti reikėjo. O aš buvau netidi, sumą palikau pagal marketingą, o vedžiau referalinius, už tai ir buvo klaida. Tai yra grubi klaida, nes žmonės matys, sakys, nu, sako vieną, rodo kitą, meluoja. Tai, kad to nebūtų, tai va šitaip mes turim labai būti atidus ir labai šitas projektas labai skaidrus. Labai viskas taip, žinokit, fainai, matosi, viskas tvarkingai turim dirbti, bet už tai ir pinigus gaunam. Ir taip toliau. Štai aš įdedu čia linką. Aš pasitikrinsiu, ar aš gerai filmuoju. Nes man atrodo, kad aš... Ir štai toliau reikia įdėjau. Taip. Sumą pasirinkau, reiškia gerai, referalinė. Toliau įdėjau linką iš YouTube'ės. Ir dabar man reikia įsidėti skrynus. Taip, skrynas. Tai gliučit pradėjo labai. Negaliu. Kantrybės, nes kažkaip labai gliučia. Taip. Ir pradedam dėti skrynus. Oi. Taip. Taip.
Taip, ir įdedam dar vieną. Toliau reikia įdėti į mūsų saitvaronkę skryną. Taip. Aktyvinas. Kažką aš jau čia netaip darau, man atrodo. Ir čia to. Bet knopkės dar nespausiu, nes man kažkas neaišku, kad man čia turbūt nesirašo visai niekas. Ir turiu nuspausti knopkytę atpravit заявку, bet aš dabar dar nespausiu, nes man kažkaip atrodo, kad nefilmuoja man dabar, tai aš kad nesugadinčiau, nes paskui neturėsiu skrynų įdėti. Gerai? Tai vat, atsiskaitau ir mano bus tenai parodyta, kad aš jau sudėjau ir va čia šita suma iš karto dings, čia bus nuliai pagal referalinius. Ir apačioj matysim, kad va čia mano visi skrynai sudėti ir laukia patvirtinimo. Patikris, jeigu viskas gerai, tada bus gerai, bet aš dabar ten nenuspaudžiau knopkės, už tai to ir nesimato. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki sekančio video. Parodysiu ir kitus dalykus. Su Jumis buvo Anta.